Labai diena. Šiandien mes vėl turime labai malonų ir įdomų svečią, bet vėl mes kalbame su juo nuotoliu, todėl kad šios dienos mūsų svečias yra Edgaras Platelis, terminologas ir vertėjas ir žmogus, kuris dirba Europos komisijoje. Žodžiu, sveiki Edgarai, sveikinuosi. Sveiki, iš karto tik patikslinu, taryboje, ne komisijoje, tai svarbus momentas. Supratau, Europos taryboje. Na, bet žodžiu, dirba Briuselyje. Taip. Ir aš neatsitiktinai tą akcentuoju, todėl kad mūsų pokalbis yra proginis. Mes kalbamės spaudos, knygos ir kalbos dienos proga, gegužės 7-osios proga. Ir aš neatsitiktinai pasikviečiau žmogų, kuris jau turbūt nemažai metų dirba Briuselyje, ar ne? Taip, nuo pat stojimo 2004 ilgokai. Jau yra Briuselio veteranas ir žmogus, kuris turbūt stebėjo tokį reiškinį, apie kurį mes nelabai daug kalbame. Reiškinį, kuris vadinasi Eurolektas, tai yra Eurolektas tai yra Europos Sąjungos dokumentų administracinė kalba, jeigu mes taip apibrėžtumėm tokiu paprastuoju būdu, bet žmogus, kuris stebėjo, kaip tai kūrėsi ir kuris turbūt gali mums paaiškinti, kas tai yra. Ar tai yra tiesiog administracinė kalba, tokia pat, kokią mes turime ir pas mus Lietuvoje, ten prašymų kalba arba ten kokiu nors dokumentų kalba. Ar tai vis dėlto yra Europos Sąjungos vertybių, požiūrių, santykio su visa Europos Sąjungos valstybių šeima, turbūt galim tą žodį pavartoti, atspindys. Ir aš dar jau visiškai prieš pradėdama pokalbį dar tik tai pasakysiu tokią vieną pastabą. Kažkada spaudos draudimo panaikinimas padarė didžiulį indėlį, didžiulį postūmį tam, kad susikurtų lietuvių bendrinė kalba, kad žodžiu, atsirastų tie visi procesai, kuriuose gyvename mes iki šiol, bendrinės kalbos, standartinės kalbos procesai. Ar Eurolektas, ta nauja kalbos atmaina mums irgi daro panašų poveikį? Tai nuo to ir pradėkim. Kas tai yra ir kaip tai veikia? Kaip tai veikia kalbos požiūriu, kaip tai veikia mūsų, šiuolaikinio gyvenimo požiūriu. Taip, ačiū, tikrai labai klausimas procesinis. Eurolektas iš tikrųjų yra procesas, kuris prasidėjo mums Lietuvai, prasidėjo 2004-aisiais, o gal ir anksčiau, dar iki stojimo, FARE programos. Ir kai mes pradėjome mąstyti ir versti europinius tekstus į savo kalbą. Tai galbūt išskirčiau kelis tos Eurolekto priėjimus prie jo. Galima matyti kaip originalo Eurolektą, galima matyti kaip vertimo ir kaip interakcijos tarp jų. Ir ypač norėčiau pabrėžti tą sąveiką tarp lietuviško Eurolekto ir tarkim angliško, kuris yra pagrindinės šaltinis. Iš vis reiktų gal iš toliau eiti šitą klausimą, apstai, kas yra Europos Sąjunga. Yra tokie mitai Europos Sąjungos, vienas iš bendriausių yra paralelinis Europos mitui. Tai yra jautis ir mergelė. Tai reiškia, jautis yra ta tikroji galia, ta giluminė, reali galia, real politinė galia, kuri valstybė narė. Tai yra mūsų atveju lietuvių kalba. Mergelė yra orientuojančios tos vertybės, kažkokie vizijos, planai, kur mes norime nueiti. Reiškia, ir tas Eurolektas gimsta įtampai tarp šitų dviejų. Mes turim įrankius vis dėlto savo lietuvių kalbos, tą turime jauti, ant kurio galime joti. Ir mes priėmėme savokas, koncepcijas, kurios yra tokios bendra europinės.
ir visada bus karas tarp šitų dviejų, visada bus kažkokia įtampa tarpusavy. Ir tos įtampos suderinimas yra Eurolektas. Ir dėl to galbūt nenorėčiau Eurolekto būtent pakreipti tą mąstymą, nematyti kaip kažkokio iš viršaus nuleidžiamo europinio kalbėjimo, kuris, žinoma, yra ir taip, yra ta inercija institucinė, kuris stumia tą terminų ir masyvą. Kita vertus, esminiai terminai, svarbiausia ES statybai terminai, jie yra konstruojami iš valstybės narės. Lietuva turi žodį ir Lietuva pasako savo žodį tokiuose svarbiuose terminuose. Na, tarkim, užbėgdamas gal į priekį, jeigu iš šių dienų realijų, tiksliau prieš keletą metų realijų, imigracijos problema, reiškia, pas mus plūsta imigrantai per Baltarusijos Lietuvos sieną, anksčiau įsitvirtino, reiškia, imigrantų pushback išstumimo terminas angliškai. Mes, Lietuva, labai protingai apžaidžia tai ir kartu su Lenkija panaudoja kitą apgręžimo terminą, daug švelnesnį, implikacijos ir daug yra mažiau radikalios ir pateisinančios Lietuvos veiksmus. Dėl to tokiuose svarbiuose jautriuose terminuose būtent Eurolektą gali diktuoti ir valstybė narė, ir tai dažnai vyksta. Tai kitas Eurolekto galbūt kaip sakė, vertybinės pozicijos išraiška, tai galbūt ir galėtų būti, tarkim, lyčiai ta atžvalgi kalba, kuri dabar Europos institucijose propaguojama, ta įtraukioji kalba, kad nieko neišskirti, antidiskriminacinė, ta daug kur girdėta ir peikta Lietuvoje terminas neapykantos kalba, reiškia, kas čia per kalba buvo atgarsių. Žinoma, kai kurie tie terminai, vėlgi, yra priimami Eurolekto nekritiškai, gal ir mūsų vertimuose, ir mūsų terminologijoje. Ir va čia reikia Eurolekto statyboje ir valstybės narės kritikos, atgarsio, reakcijos, kažkokio tai dialogo, bet manau, apie tai dar kalbėsim. Tai va, tai yra tokia dvikryptė, dvipusė statyba. Ir jinai... Taip. Tai aš tiesiog irgi įsiterpsiu, jeigu mes kalbame apie Eurolektą, tai turbūt sakyti taip labai supaprastintai ir mechanistiškai, kad tai yra tiesiog administracinė kalba ir Europos dokumentų, tokių terminų sąvadas turbūt jokių būdų negalime. Ir tai yra net, sakyčiau, pačiai sampratai reiškinio ir žalinga, ir turbūt net ir nenaudinga mums patiems, mūsų kalbai, taip supaprastinti šitą problemą. Ar aš teisi? Kartais jinai tokia yra viešoje erdvėje. Taip, tikriausiai galima siaurai matyti šį terminą, bet galima ir daug iš tikrųjų plaukti plačius vandenis ir matyti jį kaip tam tikrą į ateitį orientuotą vertybinį orientyrą, kuris yra kaip siekiamybė, kaip jau sakiau, nuolatinės įtampos rezultatas. Tai yra ta vadinama vertėjo lojalumo, trikrypčio ar dvikrypčio lojalumo. Lojalumas Europai, Europos institucijoms, jų darbotvarkei, jų tikslams, lojalumas savo valstybei ir lojalumas savo kalbai. Tai va ir Europos vertės terminologijos turi tarp šitų naviguoti. Ir galbūt ta Eurolekto ir ta kolizija su Lietuvos administracinė kalba ir kyla iš to, kad Eurolektas vis dėlto yra tokia platesnio požiūrio kalba, nes vis dėlto reikia rašyti įstatymą, kuris galios visose valstybėse narėse, su skirtingomis teisinėmis, tradicinėmis ir teisinė aplinka. Dėl to neišvengiamai terminai skirsis nuo lietuviškų. Ir tai yra gerai, netgi ir iš Lietuvos jau buvo gavę, esame signalų. Atsimenu, kad Lietuvos ekspertai sako, gerai, kad skiriasi. Tegul būna tie Europos skirtingi terminai, kad mes žinotume, kad va čia kalbame apie Europos realijas, o čia Lietuvos. Tai taip.
ko gero mes ir prieiname čia prie tų dalykų, apie kas man ir yra svarbiausia ir įdomiausia, nes kartais toks yra keistas vėlgi problemos formulavimas. Kiek Eurolektas daro įtaką ar poveikį atseit lietuvių kalbai? Tai tarsi mes atskiriame, štai čia yra Eurolektas, o štai čia yra lietuvių kalba. Bet tai tada mes turbūt taip atskirdami turėtumėm atskirti mūsų galvose, kad štai čia yra Europos Sąjunga, štai čia yra Lietuva. Ir aš manau, kad tai yra blogai, nes labai būna kartais keistai matomas net viešajame diskurse toks pasitelkimas jie ir mes, nesuvokiant, kad jie tai mes. Tai man atrodo, kad šitie dalykai yra labai susiję ir kad vis dėlto, kaip mes bežiūrėtumėm, kalba tam tikrų požiūrių yra pasaulio kūrimo įrankis. Ir aš vis tiek linkus sakyti, galbūt taip, šiek tiek išdidinant šitą aspektą, šitą kalbos funkciją, bet ir Eurolektas, tai yra Europos, kaip tu sakai, statymo arba konstravimo įrankis, būdas vienas iš. Ar tu sutinki? Taip, čia yra didžiulis pavojus. Prancūzų vienas buvęs užsienio reikalų ministras pasakė, didžiulis yra pavojus, kad mes galime tapti garvežių be vagonų. Iš tikrųjų, jeigu ES visiškai atsiskiria ir pradeda sukti savo savokų kažkokiame tai chaose, savo savokų lauke ir jos nemaitina valstybių narių idėjos, interpretacijos, nes ir tai yra ES esmė, e pluribus unum, iš daugelio viena ir ta nuolatinė įtampa yra jos stiprybė šaltinis. Dėl to, kai niekada tikriausiai nebus ES vystėmės ir ramybės, nes ir negali būti. Visada yra didžiulis konfliktas ir prieštara. Tai yra tas jautis, kaip ir mergelė, yra išcentrinės nacionalistinės jėgos, bet kita vertus tos nacionalistinės jėgos, jos irgi yra kaip ir eksplikacija, nes vertimai yra išaiškinimas ir paaiškina pačią ES, ko jis siekia. Galiausiai per vertimus ateina, reiškia, tas išsidistiliuoja visos prasmės, susideda visi taškai ant į. Tai taip, tai yra iš tikrųjų labai svarbu ir Eurolektas, galima sakyti, tokia yra kaip ir kalba, kuri yra kompromiso kalba. Tai čia pavyzdys tikriausiai būtų Europos vadovų tarybos išvadas, tikriausiai aukščiausio geopolitinio kalbėjimo Europos Sąjungoje tekstai. Ir juose svarbus yra, ir net pauzės yra svarbios, kableliai, žodžių tvarka, vienarūšių, tarkim, ar Ukrainai mes teikiame politinę, finansinę, ekonominę, karinę paramą, ar praėjus keliem mėnesiam politinę, karinę, ekonominę, finansinę. Visi tie dalykai yra labai svarbus. Ir tai yra Eurolekto dalis ir paskui iš tų vadovo tarybų jau perkoliuojasi žemyn, reiškia, tai virsta tam tikrų biurokratinių aparatų, biurokratinių terminijos aparatynų ir tada, žinoma, atsiranda ta institucinė inercija ir mes tada galim kalbėti apie administracinę kalbą. Bet vėl, ta administracinė kalba yra kuriama valstybių narių piliečių, dirbančių čia, ar jisai Kipro, kipriotas, ar jis lietuvis, ar jisai maltietis, vis tiek mes net matome to terminijoje, kad visur bus sviravimas, prasmės fluktuacija, kiekviena valstybė, kurdama terminą, šiek tiek antklodė patems į savo pusę. Visada visą laiką bus kažkiek tai valstybei galbūt, gal ir nesąmoningai, bet skirsis, nes kalbos nėra simetriškos, tai neišvengiama. Bet Edgarai, dabar aš iš karto klausiu, iš karto įsiterpiu, sakai, kiekviena kurs terminą, nes aš ir norėjau šiek tiek pakalbėti apie terminus ir patems viską į savo pusę. Tai kam? Jeigu mes sakom, kad terminas yra tik tai, pavadinkim, toksai mechanistinis pavadinimas kažko,
reiškinio, ar kažkokios, ar vertybės, ar proceso, ar dar kažko. Tai kur mes tempiam? Kodėl mums reikia temptelti į savo pusę? Kaip su tais terminų kūryba būna? Va čia labai yra įdomu. Na, tikriausiai dėl to, kad kaip ir metaforinė sąranga, kiekvienos kalbos skiriasi, kiekvienoje kalboje varna reiškia skirtingą dalyką ir šuo ir taip toliau, primityviai kalba. Dėl to mes net ir natūraliai turim kažkaip kitaip, ne visada žinoma, bet kartais turim kitaip išreikšti. Ir kartais, aišku, yra ir politiniai sumetimai. Kartais, kuriant terminą, yra ir politinis spaudimas iš vadovų. Gali, tarkim, atsimenu, buvo vėlgi ta migracijos krizė, pačioj pradžioj, kai pradėjo plūsti labai daug į Graikijos salas, buvo pirmininkavo Italija ir jinai pasakė, mes nenorim, kad hotspot ar ten koks nors būtas, reiškia, centras pabėgėlių priimimo, kad būtų žodis krizė. Nes labai lengva įsisukti, įrašant pabėgėlių krizės centras ir jie jau galvoja apie komunikaciją, galvoja apie asociacijas, kokias suteiks spaudoje, pasauliui, kaip jie komunikuos, kad Europoje vyksta problemos. Ir jau galvojama apie tai ir tiesiog vengiama tam tikrų raiškų, kurios siunčia tam tikrus signalus. Arba politiškai jautrus ir geopolitinis terminas anglies dioksido korekcinis mechanizmas. Tai atrodo skamba neutraliai, bet tai yra ginklas nukreiptas prieš Kiniją ir visus kitus, kurie teršia aplinką gamindami plieną, cementą ir importuoja mums čia dempinguodami. Dėl to mes įvedam mokestį ir sakom, reiškia, jūs susimokėsit už tą taršą. Bet vėlgi politinė valia mes nenorim siųsti signalo tarptautinio, kad tai mokestis ir mes tai vadinam mechanizmu. Dėl tokie ir nuleisti iš viršaus, na, bet jų tada jau tiesiog laikaisi, nu, okei. Arba net netyčia atsiranda, tarkim, Europos stabilumo mechanizmas, kuris buvo Europos stabilumo fondo pranokėjas. Jisai iš pradžių buvo kaip mechanizmas, o paskui tapo institucija. Nu ir vis tiek turime žodį mechanizmą, nors tai yra institucija, tai gana kvailai atrodo, bet visom kalbom tai yra mechanizmas. Tai, nu, tiesiog ta kalba vystosi neprognozuojama, kartais galbūt nelabai gali nuspėti ir Europos kūrėjai ir tiesiog realybė pralenkia terminą. Bet Edgarai, terminas nebesuspėja. Taip, iš to, ką aš girdžiu, aš vis tiek girdžiu, kokia yra svarbi kalba ir jos ta performatyvumo funkcija, nes iš esmės tai, kad tu kalbi, tai yra tai, ką mes vadiname performatyvumu kalbos, tai yra, kad žodžiai pavirsta daiktai, žodžiai pavirsta kūnu, ar ne, jinai yra tikrai be galo sustiprėjusi. Ir ypač dabar, ir ypač mūsų toj skaitmeniniai kalbos terpėje ir panašiai. Ir kaip mums atkreipti ir visuomenės dėmesį, ir žmonių dėmesį, ir politikų dėmesį, kad tai yra labai svarbus dalykai. Ir kad ta tokia lietuvių, liaudės patarlė, kad žodis žvirblių išlekia, jaučių sugrįžta, tai čia visai ne toksai, buitinis dalykas, bet tam tikra prasme tai yra pasaulėkūros elementas. Kaip šitą žinutę pasiųsti, kad tai yra be galo svarbu ir tam turbūt reikia įvairių, naujų dalykų, naujo santykio su kalba ir santykio, ir mokymo kalbos, ir kalbos politikos tam tikrų korekcijų. Ar sutinki su manim? Kaip tą reikėtų padaryti, nes, matom, kaip pavadinsi, taip ir veiks. Taip pasaulis ir dėliosis. Taip, reiktų, aišku, ir tokių specialistų ir žurnaluose galėtų populiariuose būti rubrikos kalbos, kaip matau, berods ir Lenkijoje yra žodžių magijos dešifravimai, kas ką reiškia tokie pažaidimai, eksplikavimai, bet manau, ir tai natūraliai vyksta ir tai yra labai įdomu pastebėti, ypač žurnalistai pastebėtų politikus, kurie bando, pavyzdžiui, pakeisti tam tikrą realiją. Ypač labai įdomu, kai bando įsitvirtinus terminą pakeisti, tada reikia suklusti. Reiškia, čia, arba jeigu kartoja tam tikrus burtažodžius, tai kai mums puikiai žinomas burtažodis
2012 metais išgelbėjęs Europos Sąjungą. Žodžiai visiems puikiai žinomi. Tai yra Super Mario, Super Mario? Taip, Super Mario Draghi, tuometinis Italijos ministras pirmininkas, tai jis buvo tuometinis Europos centrinio banko pirmininkas, buvęs ministras pirmininkas Italijos. Jisai 12 metais per finansų krizę pasakė, padarysime viską, ko tik reikės, whatever it takes. Ir tai buvo žodžiai, kurie realiai ir pripažįstama labai daug publikacijų, kad tie žodžiai jie pakeitė kardinaliai ES likimą, jie nuramino rinkas ir euras sustiprėjo iškart po tų žodžių. Rinkos sureagavo, kad Europos bankas padengs skolas, supirks blogas paskolas. Reiškia, ta vadinama finansinė bazuka bus įjungta ir šaudoma. Ir po to mes matome, kaip politikai tą burtažodį bando tiražuotis Ukrainos kontekste. Kiek Europos vadovų taryboje tekstai ėjo, mes padarysime dėl Ukrainos, ką tik reikės. Paskui jisai koreguojasi. Mes padėsime Ukrainai tiek ilgai, kiek reikės. Jau šiek tiek švelnėja tonas. Ir mes matome, vis tiek bandome išlaikyti tą laiminčią formulę. Politikai tai tą auksinį bilietą stengiasi pagauti. Apie pakeitimus, jeigu kalbėti, man pastaruoju metu įspūdį padarė, čia buvo toksai, dabar Europos Sąjunga bando sukurti, jau 10 metų bando sukurti Europos kapitalo sąjungą. Tai galimybė Europoje skolintis didžiulės pinigų sumas, išleisti bendrus paskolos instrumentus ir juos prekiauti visoje Europos Sąjungoje, bet tai susijęs su labai jautriais dalykais, tai tam reikia priežiūros institucijos, kuri būtų paneuropinė, tam tikros valstybės narės, kurios turi stiprią finansinę sistemą, nenori kaip antai Liuksemburgas mažytis ar kitos to paleisti. Prancūzija nori, Vokietija mažiau. Tai Enrico Letta buvo buvęs premjeras italų, jis turėjo pristatyti pranešimą, kaip sukurti Europos kapitalo rinką. Ir jisai pasiūlė, gal nereikia šito pavadinimo. Gal tiesiog naudokime Europos investicinio kapitalo produktą. Pakeitė tiesiog mažiau ambicingą, nes mato, kad neina. Šitą kortą neina ir reikia kažkaip gal švelnesnę formuluotę, kuri, aišku, tai nieko nekeičia. Gal turinio šiek tiek keičia, bet tai būtų lengviau gal derybose bandyti prieiti prie to tikslo galutinio kitomis priemonėmis. Ir bandant tą problemą šiek tiek užkalbės sušvelninti. Matom ir kitokių pavyzdžių, kaip Makrono pareiškimai, kuris reiškia priešingai galbūt kiečiau pasisako ir formuluoja dalykus, kurių anksčiau nebuvo. Tai žinoma, tas performatyvumas labai yra svarbus ir vėlgi tai yra nusprendžiama vis dėlto to paties jaučio, to paties reiškia valstybių narių. Tarkim, gali valstybės narės nuspręs, kad tam tikro termino nebus, kaip, tarkim, norėjo komisijos narys, gynybos komisijos narys, kad jis būtų atsakingas už gynybą. Tai tokio termino nebus, nes tiesiog tai gynyba yra prerogatyva valstybių narių. Tai yra labai jautrus klausimas ir komisijai nieks neatiduos tokio termino ir tokio posto. Dėl to geriausiu atveju tai bus gynybos ir pramonės. Bet kokia galinga kalba, kai aš dabar tavęs klausau ir kai aš matau, kaip jinai veikia, aš galvoju, tai štai kur yra, kaip tu sakai, kalbos karai, kada tu kariauji ne dėl to, kaip ten sukirčiuoti vieną ar kitą žodį, bet tu kariauji dėl savokų, dėl reikšmių, dėl implikacijų, nes vis tiek mes žinom, kad kiekvienas žodis turi savoką, toje savokoje yra labai daug įvairių elementų, paskui jis ir eksplikuoja, ir implikuoja, žodžiu, mes turime labai sudėtingą mechanizmą. Tai aš dabar noriu tavęs paklausti, ir kada kuriami terminai? Kada reikia juos kurti, kada juos reikia, tarkim, išversti ir įauginti jau į jaučio, žodžiu, į jaučio odą įrašyti, ten tos mergelės, tarkim, kokius nors, nežinau, ten
Aš dabar čia visiškai utiruoju, bet mergelė, kuria eilėraščius, jinai siekia kažkokių labai gražių tikslų, jinai išmeta daug įvairių žodžių ir dabar jaučiai reikia kažką su tai žodžiais daryti, kad jisai būtų, kad jie į jo odą būtų įrašyti taip, kad jie ten veiktų, o neliktų vien tik tai tuščia ornamentika. Tai kokiu keliu eidavo terminologai ir eina ir mūsų vertėjai, kaip jie ieško to geriausio atitikmens ir ar visada tai pavyksta? Tai žinoma, pirmiausia, bent jau kai pradėjome savo kelią institucijose, tai mes labai akcentavom, atsimenu, tikslumo primatą ir tas tikslumo primatas dėl to nukentėdavo raiška, ekonomiškumas, aiškumas termino netgi, nes tiesioginis arba toksai semitiesioginis vertimas, kuriant terminą, nėra pats geriausias, kartais tai aišku yra geras, bet ne visada. Tai aišku, ir kai buvo sukurta ta kritinė masė terminų lietuviškų, atsirado lietuviškos terminų sistemos europinės jau, tada atsirado labai svarbus principas sistemiškumo, kad tu tai turi dėrėti su visais jau esančiais terminais ir jiems neprieštarauti. Na ir tada, kaip ir tu minėjai, žiūrima, o kaip jį vartosim, ar bus patogu vartoti, ar jis nekels kokių dviprasmiškumų. Ir tikslas, bent jau atsimenu, mūsuose buvo, tai kuo daugiau prikelti lietuviškos tokios senesnės terminologijos, atgaivinti naujam gyvenimui, kažkokių senesnių žodžių nebenaudojimų. Nes iš tikrųjų žodinių išteklių, leksikos, mes pajutume, kad labai trūksta ypač tokios hiperoniminės, aukštesnių, abstraktesnių žodžių. Ir to arsenalo labai trūksta ir tada pradedi varijuoti su 2-3, ar ten priemonė, ar ten instrumentas. To instrumento irgi tarptautinio lyg iš pradžių bijodavom. Tai irgi dėl to tokių būdavo šūvių savo į koją, paskui pradėjom laisviau tarptautinius žodžius vartoti. Tai tikriausiai kažkaip taip, paskui tas posūkis bandėme sukti į metaforiką, kad daugiau tokių laisvesnių metaforų atrasti, lyg ir prieštaraudami administracinės kalbos priesakui, kad nevalia ir šiukštu, bet matome, kaip ta pati administracinė kalba vakaruose, jinai kaip laisvėja, kaip jinai net kartais įžulėja, naudojame ir visokie ten 3-pack, 6-pack, reiškia apie 6 dokumentų rinkinys, juokingi tokie sugestyvūs žodžiai, tai irgi procesas, mes esame nešami to didžiulio proceso dalis ir tik tai reikia vėlgi tinkamai reflektuoti, apmąstyti ir bandyti pasiūlyti savo variantus. Ir kartais prašaunam pro šalį, žinoma, pavyzdžiui, kai bandėm ir čia ir aš prisidėjau tame prašovime strateginis kompasas, strategic kompas. Mes nusprendėm strateginis kelrodis ir neprigijo kelrodis. O kodėl neprigijo? Dėl to matyt, kad čia reiktų tyrimų, įdomu, kodėl neprigijo. Čia reikia klausti ir žurnalistų, ir ekspertų bendruomenės Lietuvoje, kodėl vis dėlto, ar čia originalo spaudimas, ar čia galbūt originalo esančios semantinės implikacijos, kurios gal ir platesnės, nes kompasas prezuponuoja tam tikrą šiaurinę žvaigždę, tam tikrą ašį, kuri po mumis traukia, dar tikrą magnetą. Kelrodis arbitraliai galbūt pasakytis, galbūt tai silpnesnis semantiškai, aš nežinau, bet kažkas tokio, kažkur ir atmetimas. Tai daug ir tų nesėkmių, bet ir yra matyti, reikia tų nesėkmių, tai yra neišvengiama terminologinio darbo dalis. Kad tik aišku, reikia stengtis jų, kuo labiau vengti ir su kuo didesniu nuolankumu, nelenkti tos kalbos arbitraliai, stengtis neprimesti savo ambicijų. Bet ir dėl to gerai, kad Europos Sąjungoje yra dar vidinė kova tarp institucinė, tai yra ir komisija, ir parlamentas, ir tai Europos Sąjungos taryba, 3 didžiulės institucijos, ir bankas, ir teismas, ir auditorumai, dar šiek tiek regionų komitetas, ir visi yra žaidėjai. Irgi terminologiniam lauke jie tarpusavį bendradarbiauja, ypač kelio pradžioje buvo labai didžiuliai susirėmimai dėl terminų, tai ta kova tęsiasi ir ta kova irgi išgrina tam tikrą, reiškia, kokybę. Tai gal tai neleidžia užmigti, bet, žinoma, reikia kažkokio aukso vidurio tarp drąsos,
reiškia terminologinės, priimt sprendimą ir bandyti nutolti, kai galima nutolti nuo originalo ir eiti savo metaforiniu keliu. Kartais terminas tiesiog akivaizdžiai yra vertimas ir tu niekur nepabėgsi. Bet Edgarai, bet mes dar turime tokį, naratyvą, gal jau jis dabar labiau naratyviukas, kad čia va tas Eurolektas, ES, atmestas toksai, pavadinkim, leksinis, semantinis tinklas, jisai daro žalą, kuria blogį lietuvių kalbai. Esi girdėjęs tokį dalyką, ar ne? Nes labiausiai kažko kimba prie to tvarumo ir man labai, labai keista ir kartais man atrodo, kad tvarumas nuostabus terminas, kuris atsirado tikrai, pati savoka yra labai, labai gera ir labai svarbi, bet kai nesuvokiam to termino, tai ir, žodžiu, darom tvarų projektą, bet tik tai dėl to įdedam žodį tvarus kaip burtažodį ir nebėra to esminio elemento, žodžiu, atsinaujinimo iš savo paties resursų ir paskui nebežinom, ką daryti. Pavyzdžiui, prikūrė visokių skaitmeninių infrastruktūrų, kai nebelieka, kas jomis rūpinasi toliau, kai baigėsi projekto pinigai ir panašiai. Tai kaip tau atrodo, aš iš to, ką girdžiu ir man labai patinka ta tavo žinutė, kad vis tiek galų gale laimi kalba, kaip tu bežiūrėtum ir kad ir kokią mes turėtumėm, kaip pats ir sakai, ir aš tau pritariu, reiškia, tą ambiciją laimėti prieš kalbą niekada nelaimėsime prieš šitą fenomeną, bet tai vis dėlto taip labai paprastai, gėris ar blogis Eurolektas, arba kodėl jis yra, man atrodo, gėris ir negali būti blogiu iš principo, išeinant iš tos tezės, kad kalba vis tiek visada laimi. Taip, jisai gera vien dėl to gerai, kad kuriama labai naujų terminų, ar terminų lietuvių kalba, kurie yra dar kuriami ir drauge, petys petin ranka rankon su kitais ES terminologais. Tu matai idėjas, kurios sklando lenkų, slovakų, čekų, kaip jie prieina prie tam tikros savokos. Tu gali juos pasižiūrėjęs sugalvoti kažką savo. Tu matai kokios kitų kalbų metaforikos. Tai neišvengiamai yra praturtėjimas. Ar tas terminas yra aišku, jis gali būti kreivas, šleivas kartais, gali būti, bet jis kažkokią tai tikrovės konceptualizuoja dalelę. Taip. Ir ta galbūt dalelė, tada mes jau eisime toliau, galbūt tada jau reikia, aišku, kritinio atoveiksmio iš Lietuvos. Ir tam reikia labai svarbu, aišku, lietuvių mokslininkų kritinio požiūrio ir lietuvių ypač žurnalistinės terpės kritinio požiūrio. Labai reikalinga, kad Lietuvoje ir jau kūrėsi ir yra kurtusi stipri Europos reikalus atspindinti žurnalistinę analitinę tradiciją. Ir jeigu jinai pradės kiaurai matyti tuos visus europinius burtažodžius, jeigu jos pradės iš jų šaipytis, jos kritikuoti, tai didžiulė nauda bus ir pačioms institucijoms, ir pačiam Eurolektui, kuris galės į save pažvelgti iš šono. Nes didžiulė problema tikriausiai kuriant terminus, kad mes pamirštame sakymo ir pasakymo problemą. Mes vieną dalyką sakome, norime ir nepažiūrime, kas yra parašyta, ką mes pasakėme, nepažiūrime iš šono. Tai kartais tai yra sąmoninga tikriausiai, bet kartais labai keista, pasižiūrėjau, nes tas nuosavi ištekliai. Terminas yra rimtas nuosavi ištekliai, bet jisai reiškia ES nuosavus išteklius. Tai koks tada būtų, reiškia, antonimas lietuviški ištekliai, tai gal savi tada ištekliai yra savi ir nusapinti, nuosavi. Tai tokių fokalizacija, iš kur žiūrime, iš kokių pozicijų žiūrime į terminą, ar iš ES, ar iš valstybės narės. Irgi tokie būtų labai įdomu tokios analizės. Tai visas tas toksai apmąstymas ir reakcija yra labai naudinga, bet tai geriau, kad kažkas būtų, negu kad nieko nebūtų, kad tik tai reikia nebūti aukos pozicijoje Lietuvai, o reikia priimti siunčiamą servą.
Nes jeigu siunčia serverį, reikia atmušti. Ir aš visiškai esu įsitikinusi, kad, žinai, kuo daugiau mes kalbam apie kalbos problematiką ir apie to lingvistinio mąstymo ugdymą visuomenėje ir apie, naująją kalbos politiką, kurios tikrai turėtų atsirasti vis daugiau, tuo labiau tu vynioji problemą ir, žinai, ką atsimuši vis dėlto dar į labai stiprų mūsų visuomenės uždarumą. Tokie, kaip buvom lietuviai, žinai, pagonys, tai dar labai daug tų elementų yra. Ir va čia yra turbūt santykis su Eurolektu ir, kaip tu sakai, kritinis santykis, įvairus santykis, žodžiu, mergelės vertinimas iš abiejų, taip sakant, perspektyvų, jisai padėtų atverti visuomenę. Ir kartu su žurnalistais, kartu su mokslininkais, kartu su apskritai tuo tokiu naujojų požiūriu į kalbą ir per Eurolektą padėtų jai labiau atsiverti ir, tai būtų labai net ir, sakyčiau, terapinis veiksmas. Tai aš galvoju, kad čia matyti reikia apie tai kalbėti, tai mes darome su tavim šiandien. Ir aš dar turiu vieną klausimą, o kokiu tyrimu, kaip tau atrodo, ko reikėtų, sakai, žurnalistai. O ką turėtų daryti mokslininkai, kalbininkai, kurie kartais dar paskaičiuoja priesagas ir parašo mokslinį straipsnį iš kiek 5 priesagos ten tokios ir 50 tokių ir viskas. Tai ką jie turėtų, į ką dar jie turėtų atkreipti dėmesį? Gal, aišku, sunku, būtų labai įdomu, kad mokslininkai galėtų galbūt atrasti tas nesėkmės istorijas, kodėl, kur nepasisekė, kur Eurolektas užšlubavo, kur buvo pasirinkta bloga implikacija arba kur terminai tokie įdingi kažkuo. Ir tokį grįžtamą į ryšį kurti su Europos institucijom, manau, kad jom būtų irgi labai naudinga. Ar tos apklausos žurnalistų, kodėl jūs vartojat kitą, kodėl minkštoji galia, o ne švelnioji. Tokį gražų terminą sukūrėm. Kodėl ta minkštoji? Tai būtų įdomu, kodėl neveikia dalykai, ką reikia daryti. Bet kai kur dalykai pakoreguojami iš tikrųjų ir labai gerai, kad mes pamatom, kur spaudoje tokį švelnų pakritikavome, atsimenu Facebooko postą vieno lietuvių politiko, parlamento ar tarybos vertėjai pavadino land grab žemės grobimas. Iš tikrųjų pasižiūrėjau mūsų bazę žemės grobimas, o tai nieko panašaus. Tai land grab yra tiesiog dažniausiai Afrikai, kur ten didžiuliai tie baronai, ponai superka žemės ir jas užkečia. Tai kaip ir, panašiai galbūt kaip ir tam tikri mūsų politikai. Tai reiškia, tai yra neužgrobimas, tai yra teisė, viskas teisėta, tik tai, kad varšai tie smulkus ūkininkai nebetenka galimybės prieiti prie žemės. Tai tokie visokie tokios reakcijos kritinės būtų labai, labai naudinga. Tik tai žinoma labai čia jautru išlaviruoti, kad bet atrodo santykiai tarp sostinės ir Europos institucijų, kiek aš paskutinį kartą mačiau paskutinius metus, yra labai geri ir labai pozityvūs. O aš dabar klausydama tavęs galvoju dar truputį ir apie tą kelrodį, aš galvoju, kad aš turbūt žinau, kodėl jisai neprigijo. Todėl, kad savo knygoje aš kalbu apie tos visus prasminius elementus ir ten yra vienas elementas, yra istorinė atmintis. Žodžiu, istorinės implikacijos, istorinė atmintis, kuri labai ilgai neišeina iš mūsų pasąmoninių tokių kalbinių, semantinių laukų. Aš įtarčiau, kad kelrodis tai yra direktyva, kuriomis mus maitino sovietinė semantika. Tau nurodo kelrodį. Na štai dar viena interpretacija. Bet čia, žinai, galima šiek tiek ir objektyvizuoti, reikia pažiūrėti, kokios reikšmės yra, tarkim, tokiam, kad ir didžiajam lietuvių kalbos žodyne, ir jeigu mes ten rasim sovietinių sakinių su tuo kelrodžiu,
Tai tada galima įtarti, kad pasąmoninis va šitas atmetimas ateina. Tai kompasas jisai vis tiek, jisai sukiojasi, jisai pagal tavo norus rodo tavo kryptį, o kelrodis tai gali būti, kad anksčiau būdavo aiškiai nurodyta, taip sakant, partijos ir vyriausybės. Bet čia šiaip tik tai tokiam lengvam pajokavimui. Mes jau turime baigti, visada mūsų laikas praeina labai greitai. Man labai dar rūpėtų, Edgarai, šiek tiek tas darbas, kurį tu dirbi dabar, tu turbūt pasakysi pats geriau, kokiam tu skyriui dirbi šiuo metu Europos tarybos. Taip, žiniasklaidos apžvalgos ir analizės. Ir dabar tu esi tas, kuris analizuoja žiniasklaidą ir man atrodo, kad vis tiek tenka susidurti su propagandos atakom, su informaciniam atakom arba su jų gaudimu Europos žiniasklaidoje. Ar tie procesai tikrai tokie stiprus, apie tai, kaip mes girdime iš įvairių pasakojimų, įvairios viešosios erdvės, įvairių žinučių ir kaip juos gaudyti? Taip, per pastarąją Europos vadovų tarybą pirmininkaujantį Belgiją netgi aktyvavo tą laikinai krizių mechanizmą, kuris yra ganėtinai didelis dalykas, būtent prieš ES rinkimus dėl labai beprecedentinių Rusijos atakų ypač prieš Prancūziją, prieš Vokietiją, masinės tiesiog atakos, dezinformacijos ir per viešuosius tinklus ir visaip. Žinoma, yra nuolat analizuojama, yra diplomatinės tarnybos, analizuoja ir rengia tokius demaskavimo tekstus, platina ir dažniausiai tai yra naudojamas humoras, vienas galingiausių ginklų, pašiepti Rusijos taikomas priemonės ir visaip jas apžaisti jų pačių ginklais, bet žinoma, bombos ir dronai tai ir yra žodžiai, tai yra prasminės struktūros, bombarduojama juk žodžiais ir prasmėmis, ar ne, žodžiais, sakiniais, tekstais, prasmėmis, taip? Taip, tai žinoma, ir dabar vienintelis būdas yra prieš tai kovoti, tai tik tai kaip ir varžosi žurnalistai ir politikai, kuo tiksliau ir kuo trumpiau formuluoti žinutę, atsakant į tas. Turi labai trumpai, labai aiškiai ir dėl to visur politikoje yra paieška ir žiniasklaidoje tos auksinės frazės, kuri nuginkluos priešininką ir kuri padarys visas antraštės ir kuri net galiausiai slėpsi tos pačios Rusijos antraštės. Bet tai irgi reikia kalbos studijų, kalbos tyrimų, kalbos žinių, kalbos tokių sociolingvistinių ir psicholingvistinių, psichoemocinių studijų ir aš, man atrodo, matau, kad atsiranda tikrai kalbotyros, net jau kalbotyra turbūt ne visai tas terminas, nes toks terminas pasaulyje jau tai vadinasi kalbos mokslai, tai nebėra ten ar kalbotyra, ar filologija, kalbos mokslų renesansas, nes nieko čia nebus, mes turime labai daug žinoti, kad dalyvautumėme šituose procesuose, kur kalba labai svarbi. Tai jau visai baigdama noriu tavęs tada paprašyti palinkėjimo, nes mes norime šio pokalbio pabaigoje pasveikinti Kalbos klubo žiūrovus ir žiūrovės su spaudos knygos ir kalbos diena. Ir Edgarai, koks būtų tavo palinkėjimas? Tai tikriausiai drąsos visiems palinkėčiau, saviraiškos ir išraiškos ir naujų paieškų, drąsos ir nuolankumo kalboje, gal taip. Nuostabus linkėjimas, o aš linkiu, kad mes į kalbą pradėtumėm žiūrėti labai, labai rimtai ir kad negalvotumėm, kad visą kalbos problematiką išspręs nusistovėjusios tradicijos. Reikia naujo požiūrio, reikia naujos politikos, reikia naujų tyrimų, reikia naujo mokymo. Ir aš šios dienos progą linkiu
kad mes tą pirmiausiai suprastumėm, o paskui rastumėm būdų, kaip tuos dalykus išspręsti. Ačiū labai, labai ačiū. Vėl dvi žodžių tvarkos prasminės implikacijos. Labai ačiū, Edgarai. Sėkmės didžiausios ir iki kitų malonių pokalbių. Ačiū, Jolanta. Iki. Iki.